Taigi artėja Prabhupados mėnuo, gruodžio mėnuo. Galim susilieti labai su Prabhupada. Siūlau pasiklausyti. Bhagavad Gitos išvada. 18 skyrius. Šešimtas posmas. Man mana bhava mad bhaktu man mana bhava mad bhaktu man mana bhava mad bhaktu mad yaji mam namaskuru mad yaji mam namaskuru Mam evashyasi satyante Mam evashyasi satyante Pratijane priyosime Pratijane priyosime Man manabhava man bhakto Madhyaji mam namaskuru Mam evashyasi satyante Pratijane priyosime Man manabhava mad bhakto Madhyaji mam namaskuru Mam evashyasi satyante Pratijane priyosime Noriu dar paskaityti. Man mana bhava mad bhakto Madhyaji mam namaskuru Mam evashyasi satyante Pratijane priyosime Man manabhava man bhakto Madhyaji mam namaskuru Mam evashyasi satyante Pratijane priyosime Man manabhava mad bhakto Madhyani mam namaskuru Evashyasi satyante Pratijane priyosime Man manabhava mad bhakto Madhyaji mam namaskuru Man evashyasi satyante Pratijane priyosime Man manabhava man bhakto namaskuru Man evashyasi satyante Pratijane priyosime Man mana Mąstyk dabar apie mane. Bhava tak mad bhakta mano bhakto Mai yaji mano garbintojo Mam namaskuru lenkis Man pas mane Eva tikrai Išjasi tu teisi Satyam tikrai Te tau
Pratidžane, aš pažadu. Priya, brangus, asi, tu esi. Me, man. Kad Dieviškos malonės eisi, Kantas Vaim Maharaj, Šrila Prabhupados vertimas komentaras, Šrila Prabhupada Ki. Visada galvok apie mane. Tapk mano bhaktu, garbink mane ir lenkis man, aš pažadu. Taip tu tikrai ateisi pas mane, nes esi labai brangus mano draugas. Visada galvok apie mane. Tapk mano bhaktu, garbink mane ir lenkis man, aš pažadu. Taip tu tikrai ateisi pas mane, nes esi labai brangus mano draugas. Šrilas Prabhupados komentaras, Šrila Prabhupada Ki. Visų slaptingiausia žinojimo dalis, būtinumas tapti tyru bhaktu, Krišnos bhaktu. Visada galvoti apie jį ir veikti jo labui. Nedėra būti medituotojų tik dėl vardo. Gyvenimą reikia sutvarkyti taip, kad visada turėtum galimybę mąstyti apie Krišną. Visą kasdieninę veiklą reikėtų sieti su Krišna ir gyvenimą sutvarkyti taip, kad visas 24 paros valandas negalėtum apie nieką kitą kaip apie Krišną. Viešpats pažada, kad kiekvienas tokios tyros bhaktos sąmonės žmogus tikrai sugrįš į Krišnos buveinę, kurioje galės su juo tiesiogiai bendrauti. Ta visų slaptingiausia žinojimo dalį skelbia Arjunai, nes jis brangus Krišnos draugas. Kiekvienas, kuris eina Arjunos keliu, gali tapti brangiu Krišnos draugu ir pasiekti tą patį tobulumą kaip ir Arjuna. Kosmos žodžiai pabrėžia, kad reikia sutelkti protą į Krišną ir dvirankijo pavidalą. Nuostabaus veido spalvė jaunuolį su fleita rankose ir polo plunksna plaukuose. Krišnos apibūdinimas randamas Brahma Samhitoje ir kitose raštuose. Reikia sutelkti protą į šį pirminį Krišnos pavidalą ir neblaškyti dėmesio į kitus viešpats pavidalus. Viešpats turi daugybę pavidalų – Višnu, Narayana, Rama, Varaha, etc. Tačiau bhaktas turi sutelkti mintis į tą viešpats pavidalą, kuriuo jis apsireiškia Arjunai. Proto sutelkimas į Krišnos pavidalą sudaro visų slaptingiausią žinojimo dalies esmę. Ir tas žinojimas bus atskleistas Arjunai, nes Arjuna brangus Krišnos draugas. Om Mangala Vinandasya Vinangala Shanakaya Chakshurumvitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Jena Buddhale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Svapadantam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Praeitą kartą mes kalbėjome apie pažinimą Krišną, kaip pažinti Krišną. Rupa Gosvami sako, Šri Krišna Namadi, Nabhavet, Bhagim Advėja, kad neįmanoma pažinti aukščiausiai Krišnos savo grubiom juslėm ir subtiliai juslėm. Tai yra mes turim du kūnus, grubų ir subtilų. Tais materialiais kūnais neįmanoma pažinti Krišną, kadangi jis yra Sačitananda Vigraha, kaip čia sako Šrimat Brahma Samhitoje, Krišnam Sačitananda Vigraham Anadiradir Govindam Sarvakarana Karanam. Kad Krišna yra aukščiausia dieviška asmuo, jis yra dvasinė būtybė, asmenybė, jis yra visų priežasčių priežastis, taip? Tai vat, kad pažinti tą priežastį, kad pažinti tą dvasinę gamtą, mes materialiom juslėm, reiškia, bandyti neverta net, arba daug filosofuoti, apie daug ten, reiškia, išvadų daryti. Sakome, ar jis toks ar anoks, sakant, čia vilkiškas darbas. Todėl tą bhaktį ir taip kalbėjome apie visokius bhaktį ir kitas jogas kalbėjome ir privedėm prie to, kad bhaktį yra aukščiausia ta prasme, kad bhaktį nebeturi jokių motyvų materialių, tai yra
Bhakti procesas yra aukščiau visų, kadangi jis yra dvasinis procesas, jis nesusiliečia su materialia gamta. Tai tokia malonė mums Čaitanija Mahaprabhu davė, taip praktiškai jis atėjo, sakė, Bolo Krišna, Bhadžia Krišna, Koro Krišna Šikha. Bhadžia Krišna reiškia Bolo Krišna, tai yra lenkis man. Tai yra Bolo, lenkis man. Čia mums sako, mano bhava, man bhakto, man mana tai yra protas, sutelk savo protą į mane. Krišna taip pat daug kosmose kalba apie tai, apie ką mąstysi, ten ir eisi. Mąstysi apie pusdievius, eisi pas pusdievius, mąstysi apie kokius tai žmonės, eisi su jais bendrausi, ta prasme, kimsi. Bet jeigu mąstysi apie mane, reiškia, grįžti pas mane. Taigi Čaitanija mums tą patį ir davė. Paprasčiausia formulė. Kad sutelkt protą, o kaip sutelkt protą, kyla klausimas. Tai va, tai protą sutelkt mes dirbtinai negalim. Krišna sako Bhagavad Gitoje, kad protas sulaikytas pats kaip su kokiu maišu, stovėti ant kalnais, bandyti vėją sustabdyti. Bet neįmanoma. Tai mes galim tik užimti. Todėl sako, užimti savo protą, reiškia, į Krišną nukreipti. Mes galim nukreipti ir tris būdais. Galim nukreipti jo besmenį, kaip jis persmelkė mūsų gamtą persmelkė. Tai yra brahmeti, bhagavan, sadžate. Galime į paramatmą širdį medituoti. Galėsime aštangą jogą, mistinę jogą, medituoja Dievą širdyse. O čia mums siūlo, reiškia, su juo užimti savo juslės, užimti savo grubų kūną, tai ir iš 5 juslių, protą, ir savo subtilų kūną nukreipti aukščiausiai. Tada mes atitrūksime nuo gamtos paprasčiausiai tuo momentu. Labai svarbus momentas, kad tą aukščiausią jogą mums davė ir jį taip paprastų būdų davė mums. Kokiu būdu davė, reiškia, sankirtna jagė. Kadangi aukščiausias atėjo šiam amžiui garso formoje, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Paprasčiausiai reikia garduoliai klausyti, bet kadangi mūsų sąmonė užteršta, daug gyvenimų turėjom, tai mums pagalbinis procesas ir yra ten, toliau sako ir čia. Reiškia, lenkis man, tap mano bhakta. O kaip mes galim bhaktu tapti, jeigu mes su juo susiliečiam, ne, praktiškai, jeigu mes jam nusilenkiam, jeigu kartuojam jo vardus, jis garsiai yra, jis yra to formoje, Aršia Vigraha, formoje jis atėjęs kaip inkarnacija. Jeigu mes tą darom, mes susiliečiam, garbinam jį tuo būdu ir pažadam mums, kad tikrai ateis pas mane. Ir mes papuolam į Krišnos sąmonę ir į Dievo sąmonę papuolam. Va toks paprastas procesas ir į vakarus atvežė Šrila Prabhupada. Ta misija Čaitanijos, kad šiam amžiui mes kitas jogas mums neįmanoma užsiimti. Neįmanoma mums suimti, reiškia, tą brahmano pažinimas yra labai sudėtingas, nes didelės askezės reikia visko atsižadėti. O čia nieko nereikia atsižadėti, čia reikia tik užimti savo juslės į kitą pusę. Mums natūralu yra, kaip su kokiu tai žmogu susipažinti. Mes pradedam bendrauti ir mes pradedam pažinti vienas kitas. Taip ir šičia mes pradedam bendrauti, mes pradedam pažinti. Tai yra toks paprastas būdas. Mums nereikia jokių askezių, nereikia atmetinėti kažin ką ten. Ar priimti papildomai kažin ką. Ne, paprasčiausiai Hare Krishna dainuoti, kartuoti mantrą. Kadangi čia yra Krishna, aš jau protą sutelkiu į Krishną, taip, kai aš kartuoju. Ir aš pradedu matyti, ką pradedu matyti, savo užterštumą, matau kokie mane prisirišimai, paimtų aukštesnius skonius, tie aukštesni skoniai mane pririša prie to. Ir aš tą atsiranda jėgos man toliau tą daryti. Tai va, dar reikalingas tas širdies apvalymo procesas, mes negalim 24 valandas kartu tą mantrą. Gerai būtų, 24 valandas, bet neišeina. Tai mums turi dar nusilenkti, reiškia, lenkimės dievybėm. Tai maistą, čia irgi nusilenkimas, čia garbinimas yra maisto aukojimo aukščiausiai. Tai va, tai mes įsijungiam į tą procesą, į tą procesą. Jis nieko bendro neturi su materialiais procesais, kurie yra, tam galėsim karma joga, džnana joga, tai yra karma per
pažinimą per veiklos rezultatus, per savo darbo rezultatų atsisakymą, prie savo darbo pobūdžio atsisakymo, ta eina karma joga. Prieinam prie mistinės jogos, paramatmą medituojam, pamatyti širdyje keturankė forma. Čia sako apie Prabhupadą, kad yra daug formų viešpats. Pavidalai įvairūs, jie ateina, aišku, su tikslu kiekvienu. Parytyje žemę ateina atsakyti religijos principus. Padėti baktams ir nubaust nusidėjėlius. Tokia visų inkarnacijų tokia misija. Ir kiekvienam amžiui, kiekvienam, kada sąmonės sluoksnis, sąmonės kažkoks lygis, reiškia, pas žmonės yra, tai jis automatiškai ta inkarnacija mums padeda suvokti tą visą, padeda įsivalyti, padeda, reiškia, tobulėti, artėti prie Dievo. Bet mums dabar siūloma yra bhakti joga. Sakome, kad mistinė joga užsiiminėti, tai čia labai sudėtinga yra. Jeigu pas mus sako, ten užsiminėja hatha joga, užsiminėja ten pranajamas, tai čia tik tai iš tos mistinės jogos tik tai dalelytės yra. O jie skaito, kad čia joga arba. Bet čia tik tai yra paruošimas etapas, kaip suvaldyti savo subtilų kūną, kaip reiškia orus tos mūsų, kur reguliuoja, kaip yra pranajamas visos skirtos, pozos, visos jogo pozos, hatha joga yra skirta, kad kūnas būtų sveikas. Pozos yra mistinės, jos nuramina protą, viskas skirta, kad nuramina protą, bet čia dirbtinai viskas. O mums paprasčiausiai duodama tokia malonė. Sekantis posmas ir kalba apie tai. Žinai sako, atmesk visų atmanų religijas, sarva dharma paritė žemą, mekam šaranam, vadžia, aham tvam sarva pabėgiau, mokšaja senimą sučia. Atmesk visų atmanų religijas ir tiesiog atiduok man. Aš išgelbėsiu tave nuo to, jeigu visas nuodėmės nesibaimė. Tai va. Baimė tai yra, reiškia, prisirišimai mūsų visokie. Tai jeigu mes ir rekomenduoja mums visokias atmainas, praktiškai skyrus bhakti jogą, visos yra suteptos materialiais norais, kažkokiais, reiškia, motyvais. Todėl mums medituoti kažkokias inkarnacijas, kurios moko įvairius meditacijos būdus, meditacijas, kaip suvokti, kad aš esu dvasinė siela, kaip paramatmą, reiškia, suvokti, kaip ją pamatyti, arba kaip pasižadėti, kaip, reiškia, visos kitos meditacijos yra, kaip sakant, duodamas informacijų, kaip jos yra autoritetingos. Jau ką niekas nesako apie tai, bet čia rekomenduoja paprasčiausiai, kad bhakti užsiiminėti jogą, kuri yra dabar šiam amžiui skirta, labai yra paprasta. Kiekvienas gali užsiimti, aišku, yra tuo sudėtinga, kad tikslai yra aukščiausiai. Tai joga, tai reiškia. O kitos jogos šiam amžiui nerekomenduojamos, kadangi mes galutinį tikslų nepasieksim. Ten ir nestato tikslą grįžti pas Dievą, ten kitos. Stato ką? Stato vieni, stato tikslą. Sielą pamatyti, taip suvokti savo, kad aš esu dvasinė būtybė. Kiti stato tikslą pamatyti Dievą, bet ne, jeigu jis mato tą Dievą, jis tai vis tiek motyvai yra pamatyti, reiškia džiaugtis, kitis nori įsilieti tą aukščiausiai. Tai yra motyvai. Todėl jis nėra bhaktas ir jis negrįš. Jis gali susilieti su Dievo spindesiu ir taip toliau, bet jis negrįš pas aukščiausiai. O bhakti yra skirta kaip asmenybės, asmenybė ir mums tas yra paprasčiau viskas, tik objektas bus ne kažkokia asmenybė materiali, bet objektas yra dvasinė asmenybė, aukščiausiasis. Ir jau mes pradedam bendrauti, jis atsako iš karto. Vėl klausytas, reiškia, labai paprastas. Bet, reiškia, reikia skėti atlikti, aišku. O aukščiausias sako, ant kiek man atsiduoda, aš tiek lietuvių atlyginu. Taip praktiškai. Kai žino tą istoriją, kai Krišna į areną atėjo, sako, jį visi matė, bet kiekvienas kitaip jį matė. Vieni matė jį kaip piemenukai, matė kaip draugą, tos matė kaip jo jaunuolį, kaip mylimą jaunuolį, tėvai matė kaip vaiką, sako, budistai matė kaip tuštumą, imtyninkai matė kaip tą jau
žaibą, kuris, kaip imtynininkas, kiekvienas galvoja apie savo auksinį tą metimą, ne, praktiškai mato tą šviesą. Tai va, čia yra mūsų motyvai ir parodo, kokius motyvus turim, taip mes ir susipažinsim. Ir einant bhakti keliu mes ką ir pajuntam iš karto, kur mūsų motyvai yra iškyla ir kartais mūsų žavėtas. Kadangi mes visą laiką pasąmonėje norėjom tuo, taip ne? Bet tam reikalingi dvasiniai mokytojai, tam reikalinga parampara, kuri mums ir padeda ir duoda mums kaip daryti. Tai mes tai darant, mes, kaip sakant, ne patys nugalime. Mes tik tai, kaip sakant, stengiamės prisilaikyti. Tai yra prisilaikyti bhakti jogos, reiškia, etapų. Yra sadhana bhakti, tai yra pagal reguliuojančius principus, paskui yra bhava bhakti, kada jau atsiranda mūsų jausmai su juo, jau ten nebereikia taisyklių, jau ten jau mes asmeniškai turim bendrauti ir paskui yra jau prema. Tai va, mums kiekvienam asmeniškai, mes esame dvasinės būtybės, mes turim atsakyti kiekvienas asmeniškai savo santykius su juo. Jis yra amžinas mūsų, siela atsiskleidžia dvasinis kūnas. Tai va, tai todėl bhakti joga skaitoma aukščiausia, kadangi surišta pilnai su dvasiniu pasauliu. Tai va, tiek aš norėjau. Kodėl aš tą temą pasirinkau, kadangi dabar bus gruodžio mėnuo, Prabhupada mūsų, tai yra Fonda Acharya mūsų, ir vakarus atvežė mums tą mokymą ir tą praktiką, jis faktiškai iš visų ačarijų, jeigu kiti ačarijai yra vienas yra atsižadėjimo, kaip Gaura Kišordas, Bhaktivinoda yra daugiau šeiminės žmonių tipažas, Bhaktisiddhanta yra mokslinio tipas, mokslininkas, ir šito Prabhupada praktikas. Jis mums atvežė praktiškai, mes norim, kadangi dabar vaišiai tai yra kapitalizmas, tai yra bankininkai dabar reguliuoja visą politiką, pinigai viskas, tai reiškia, vis veikla, mums davė tų veikloje, sudvastė savo veiklą. Nieko net metinėt, bet ją paprasčiausiai sudvastė. Mes patys pradėsim žiūrėti, ar čia sudvasino, nesudvasino. Todėl mums daugiausiai dėmesio reikia į bhakti procesą. Bhakti procesą viską sudvasėti. Tam ir skirti mokiniai, mokytojai, tam skirta mums visą palikimas tų mokytojų, kaip sakant, kam reikalas, kaip mums tas klubas veikti. Tai va, kitą mėnesį prasideda Prabhupados, reiškia, tas mėnuo. Ir Prabhupada, ką jis atvežė mums? Jis atvežė bhakti jogą. Bhakti jogą ir Krišnos sąmonę. Krišna sako Bhagavad Gitoje, aš sukūriau šį materialų pasaulį, šį dvasinį pasaulį. Sukūriau pusdievius, sukūriau žmonės, daviau jam jagę, tai yra jagę daviau, jagę tai šventų vardų kartojimą. Šventų vardų. Ir jeigu jie tą darys, reiškia, tie pusdieviai bus irgi patenkinti, kadangi pusdieviai mūsų, kaip sakant, prižiūrėtojai tam kalėjime. Jeigu mes teisingai elgiamės, mums geresnę kamerą duoda ir taip toliau, mes iš karto pajutame. O jeigu mes norim įsivaduoti labiau, tai bus patenkinti, aprūpins jums materialiom gerybėm ir padės, reiškia, grįžti namo atgal į dvasinį pasaulį. Tai va toks kelias, tai Prabhupada kokią formą man į vakarus atvežė. Jis mums atvežė Čaitanijos misiją, tai yra 500 metų atgal atėjo Čaitanija ir mokė, per savo gyvenimą mokė, kaip, reiškia, grįžti atgal pas Dievą. Kokiu būdu, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Tai Prabhupadai sako, kad kartuojant Hare Krishna mantrą, tai yra bhakti procesas. Jis yra transcendentinis. Mes suprantam, nesuprantam, jis yra transcendentinis. Mes pajuntam, kad kas vyksta su mumis, taip, bet mūsų širdys užterštos, tai mums reikia pagalbos. Todėl įvedama yra sankirtna, kai prasideda, sakoma, prasideda vakaruose, kai jis atvažiavo, ką jis darė. Jis niekas ten nekalbėjo iš pradžių. Hare Krishna dainuodavo, ir parke ten surinkdavo, ten žmonės dainuodavo, susirinko kažkokią grupelę, reiškia. Prasidėjo ten, reikia, kartu norėjau susirinko, kaip iš čia mes susirenkam, kalbam. Prasidėjo, reiškia, tas, atsirado jau namienų, kiti kultivuot pradėjo.
šventyklos pradėjo statytis, tai praktiškai. Paskui yra poreikis gyvenimo, mes gyvename aplinkoje visai kitokia. Tai va, tai kas toliau eina? Trečias etapas eina, jeigu šventyklos centrai atsiranda, mahatos atsiranda, paskui eina, reiškia, iniciacijų sistema, pagalba, tam reikalingi dvasiniai mokytojai. Mes negalim, pas Dievo nematėm, mes negalim, kaip sakant, nei kreiptis nieką. Bet jeigu mus įkvėpia, reiškia, dvasinė, tas, kuris eina dvasiniu keliu, jis pats savo pavyzdžių rodo, įkvėpia, tai mes priprantam ten ir nusilenktų, kaip čia sako, reikėtų, mes juk nenorim niekam lenktis, mes norim, kad mums lenktųsi. Dabar reikia lenktis, kažkam. Bet kai pamatai, kad tau tas gėris eina, tai atsiranda ir tas jau noras, tai nusilenkti, atsiranda. Tai va, iniciacijų sistema paskui ateina kaip gyventi, varnašamo sistema, tai natūraliai yra. Sakoma, kiekviena sistema ten, kur buvo išžlunga ir negrįžtamai išžlunga. Bet Krišna sako, čia turi vardemą, aš ištam, aš sukūriau šitą sistemą, ji faktiškai yra amžina. Ir jeigu aš pradedu dvasiškai gyventi, man automatiškai jį atsiranda. Ne tai, kad iš išorės, atsiranda, jį man reikalinga. O mūsų to labiau yra dieviška sistema. Mums nereikia ten iš gyvenimas į gyvenimą savo tą jau keisti save. Mums paprasčiausiai suprast, kaip geriau man gyventi, reiškia, ar tai šeimoje, ar ten atsiskyrėlių gyventi, ar ten atsižadėjusių gyventi, ar tai studentų to, brahmačarių gyventi. Bet iš karto atsakomybė. Pas mus dabar atsakomybės nėra visuomenėje, taip praktiškai. Jeigu žmogus, nereikia dabar nei vestis, nieko atsieiti, ten draugai visi, bet faktiškai tai yra išnaudojimas kito žmogaus, ypatingų moterų išnaudojimas. Nesiveda, jis nesakingas, jis palieka ir išeina viso gero. Bet dabar jie kombinuoja nepraškai, atskaitas atskiras, taip toliau, kad iš karto nesudegti, norėt vis tiek. Bet vis tik čia yra išnaudojimas, nukenčia. O čia atsakomybė, jeigu aš noriu gyventi šiandieninį gyvenimą, tai aš jau priėmiau, tai aš žinau savo atsakomybę, kad čia turiu tą daryti. Turiu ten, reiškia, jeigu aš ten atmušelės, aš žinau irgi savo pareigą, kad pasiruošti paskui, žinau, kad vedybos bus, reikia pasiruošti tam gyvenimui, ne taip, kaip dabar, reiškia, jauni žmonės, reiškia, savo energijas, vidinę energiją, tai yra gyvybinės energijas išnaudoja, ir paskui invalidai jau 20 metų sulaukia. Tokia laisvė. Tai laikais buvo, daleiskim, brahmačarės, tai iki 26 metų nesivesdavo. O mergaitės iki kiek ten, iki 13. Tai va, tai reiškia, jie buvo paruošti visam gyvenimui, jie turėjo jėgos paskui, kadangi teisingai gyveno. Neišnaudoja savo gyvybinę energiją. Dabar tą visi tie narkotikai, viskas, tai čia naudoja mūsų, daleiskim, kava, atrodo, nekalta kava, taip, bet jau naudoja mūsų gyvybinę energiją. Reiškia, mes sumažinam savo gyvybės. Kodėl miršta žmonės tokie jauni? Todėl, kad jie išnaudoja savo energijos visą. Ta gyvybinė, kuri yra duota mums per kvėpavimo skaičių. Įkvėpimų, iškvėpimų duota, kiekvienam. Ir jeigu aš tai nuraminu protą, tai mano kvėpavimas, daleiskim, jogas, tai per kiek, ten 4 minutės jo ciklas. O pas mumis kur kiek. Saka, mirštantis žmogus kvėpuoja. Taip, jis jau gal sunaudoja savo energiją. Tai va, tai joga, reiškia, kaip bebūtų, ar mes būtum, kai Šrimad Bhagavatam sako, ar tu norėtum išsivaduoti, ar tu esi išsivadavęs, ar tu nori materialiai kažin ko, bet tu, reiškia, atsisuk į mane, garbink mane, reiškia, visur bus tau gerai. Tai tokius tavas labai tokia malonė mums davė. Tai va, Prabhupada galim susilieti betarpiškai su juo, tai reiškia, jis mums paliko vakariečiams sankirtinos judėjimą. Sankirtina tai yra šventų vardų kartojimas ir yra taip pat knygos. Kodėl knygos? Todėl, kad jeigu mes turim Hare Krishna mantrą, kartojam, tai mes kartojam vardus. Krišnos vardą, Radharanės vardą, jo meilės energiją ir Balaramos, tai jo dvasinės stiprybė, dvasinė jėga. Mes faktiškai gaunam viską, taip prašai, bet mes negalim išlaikyti tiek 24 valandas. Tai mums duota, kad mums sudvasint savo veiklą, gyvenimą, kaip čia ir sako Prabhupada. Kaip sudvasint? Tai va, tas sankirtinos judėjimas ir yra, daleiskim, dabar Prabhupada iki pat mirties
rašė, reiškia, vertė komentarus, taip pat davė visiems Šrimad Bhagavatam. Šrimad Bhagavatam tai yra apie Krišną. Tai kaip minėjau, jeigu Hare Krishna mantra yra Krišnos vardai, tai yra jo vidinė meilės energija, jo dvasinė jėga ir pats Krišna, tai knygoje yra aprašyta ne tik tai vardai, bet duota ir visi jo žaidimai, visi jo ryšiai, taip pat susilietimas su įvairiais sluoksniais žmonių, su bhaktais, su nebhaktais, su demoniškom natūrom, reiškia, viskas yra duota. Ta prasme, jeigu Krišna ateina, tai jis neteina izoliuotas, jis ateina su savo palydovais amžinais ir kartu bendrauja su kažkokia tai forma. Tai mes gaunam žinias apie Krišną, pilnai gaunam. Todėl knygos labai svarbus dalykas yra. Ir į Ameriką atvežė jis Šrimad Bhagavatam šitas Prabhupada. Ir kaip mes žinom, palikdamas ir kūną, jis dar ten komentavo, reiškia. Toliau, tai mes galim prie tų, šitas Sankirtinos, kaip sako, judėjimas dabar bus labai galim pajusti Prabhupadą, jeigu mes kažką padarom iš Sankirtinos, ar tai patys išplatinam knygą, ar ten įsigyjam tos knygas, ar ten padovanojam, ar ten prisidedam kažkokią tą formą, arba savo kažkokią pasakom, kad šiandieną galėsim visą tą mėnesį, joga tai prasideda tada, kada mes save kažkaip nusprendžiam kažką daryti ir prisilaikom. Tai joga. O jeigu mes paliekam savo laisvai plaukį, čia ne joga. Todėl mes tik tai, kaip sakant, sergam kaip šiltinė. Mūsų grafikas bus toks kaip pakilimas, nusileidimas, mes pavargsim nuo savęs. Štai nors mažyti, sako, nors pradedi ratą kartuoti. Tai kartuoji ratą, žinai, kad kiekvieną dieną minimum ratą. Ten kiek nori kartuoti. Nereikia per daug, sako, žingsnis po žingsnio reikia daryti, nereikia apsiplėšti. Bet susiplėšė jau viskas. Ir jeigu tai darai, tu pajunti Krišną šitam procese. Labai svarbus momentas. Čia nesako apie kiekybę arba kokybę, nesako, eina kalba, kad pradėk jogą. Joga tai yra disciplina. Prabhupada sakydavo, mūsų judėjimas yra mokslas. Jeigu tu darysi, gausi apskai rezultatą, kas bedarysi. Ar vaikas, ar suaugęs, ar senas, jaunas, lygotas, nelygotas, reiškia. Jeigu jis darysis, gausi rezultatą tą patį. Tai va tai rekomenduoja, kad tą padaryti reikia mums nesirikti kažkokią tą šiltinę, bet paprasčiausiai užsibrėžti. Tai va per tą mėnesį galėsim Prabhupados garbei, sako, kadangi jis mokė, tai jeigu aš tą darau, kad nors, tai aš jau su juo bendrauju, ne praktiškai. O susilietimas su juo, tai reiškia, aš atiduodu savo prisirišimus, jis man duoda švarą. Aš negaliu iš pradžių su Dievu susilieti. Paskui, jeigu ten bhavą pasieks, tai tu tiesiog su Dievu. Bet aš kol kas, tai tam yra mokytojai, o Prabhupada yra fonda Acharya, tai yra mūsų tos krypties Acharya, tai yra savo pavyzdžiui rodo, ir jeigu mes tą darom, mes gaunam, reiškia, tą pojūtį, aukštesnį pojūtį, kuris mus ir ves visą gyvenimą. Mes negalim fanatiškai ir sentimentaliai, mes turim pajusti, kad mums tai gerai, kad mums tai aukščiau. Tai va, to knygos reikalingos tam, kad įsitikint, kad čia normalu, kad aš čia nenukrypau niekur. Tai va, jeigu mes prisidam, kaip minėjau, prie knygų, tai aukščiausia forma, tai yra prema, Dėl išplatinti knygą ten. Pažiūrėkit, pavazdovot knygą ir tai aš jau man sunku padovanoti, ne, kaip iš karto susidurė su situacijom, kad žinokiam ten. Iš karto mano egoizmas ten, aš noriu, nenoriu ten. Tai va, arba gali prisidėti tas, kuris ten daro, kažin ką, sakant, kiti aukoja ten dalyje, tas vedų žinios yra mūsų, tai mes surinkam aukas ir padarom knygas pigesnės, kad mūsų brahmachariai galėtų jas platinti ir gautų pinigų, truputį daugiau galėtų išsilaikyti. Ne taip, kad pinigais duoti žmogui, bet per tą judėjimą. Tai labai svarbus momentas. Tai jie tada gali išsilaikyti paprasčiausiai. Nes jeigu knyga kainuoja 26 litai, daleiskim, mes duodam už 10 tokio tam, kuris platina. Kad jis ten galėtų išsilaikyti. Kitas gali ant to ir gyventi. Tai čia gerai, vis tiek jis dalyvaus, sako, sudvasinta savo veiklą. Jis ne kažkokį Piliponio, kokia ten buvo, geltonė literatūra, Piliponio, Kaukolė žalsvam čikoladė, visokių ten kūrybų atsimenu, senovėje.
Tai čia platinis, čia sudvasinti, o ten jau su materialiu užsiminti veiklą, biznių užsiminti. O čia reiškia. Tai va, sudarom sąlygas įvairiai, kas kaip sugeba. Vienas negali ten išeiti, vienas negali, kitas jam sąmonę neleidžia dar ir taip toliau, bet jis gali kažkokią formą prisidėti, paremti ir toliau. Tai va, siūlau, rekomenduoju irgi, kad atkreipdėmėsi, Prabhupados mėnesį tikrai garantija, jeigu kas nors pabandysit, ką nors, taip sakant, kaip Prabhupadas sako, pirmiausia, jeigu darai, kažką pasiemi, daleisime knygų, paskui žiūri, kur jas dėti, ne, paskui prasideda. Tai va, ir pajusit, kaip Prabhupada jums padeda ir kaip jis duoda situacijas, kažkokias ten, kai sako stebuklai, prasidės tikrai stebuklai. Tai va, čia lauktų, kokia forma, va čia yra, Radharani gali formą parinkti, kaip sako, čia reikia sudvasinti savo veiklą. Ir pajust, Prabhupada tą mėnesį, jis pats asmeniškai, jo mėnuo, mes jau ką nors darom. Tai galbūt, jeigu aš nieko nedarau, tai aš užsiriu, jeigu aš vieną ratą kartu, nu, 2 ratus dabar, ne praktiškai, tai jau. Prabhupada įvertins, kad mes klausom, jeigu klausom, reiškia bendraujam, jeigu bendraujam, mes tuo, aš gaunu jo kažkaip pasikeičiam, kaip sakant, jeigu energetiškai energijos pasikeičiam, o jau geros energijos man atiduodu, su mielu noru. Tai yra tokia energija, kad jeigu patys nekyla. Tai visas mėnuo, įsivaizduokite, tai kokia galimybės yra. Bet gruodžio 1? Ja. Gruodžio 1. Tai va, pajusim, ką bedaryti, man reikia dar tik tai suformuoti, kaip ir visur yra, reikia savo mintis, kaip konkrečiai, ką aš darysiu, ne praktiškai. Ir tada prasideda tavo pagalba, nu ir pradėjai jausti. Nes jeigu aš tai palieku laukia, tai ir man neleidžia kalbėti. Kažkas sako, kiek tu man atiduodi, tiek aš, jis nesikiša į mūsų, jis man ar mūsų valios. Jis paaiškina čia, matot, faktiškai paprastai, čia ten atėjo, paaiškino visą tą vedinį literatūrą, mano bava, man varto, man nežymam, namaskuru, čia savo Krišną. O čia ten sako, Bolo Krišna, Badžia Krišna, Koro Krišna Šikra. Tai reiškia, kartok Hare Krišna mantrą, lenkis man, arba ten namie autoriuką padarai, ten dilgių nėra, tai pančatatva su Prabhupada. Ir kitam pasakyk, kad taip darytų. Tai vat knygų platinimas yra kitam pasakyti, kaip darytų. Jeigu aš lenkiuosi savo autoriuką padarau, ten maistą siūlau, kartuoju mantrą ir kažkokiu būdu prisidedu prie to platinimo. Reiškia, aš visą atlieku, kaip sakant, 100% rekomendaciją. Ir pamatau rezultatus. Paskui galiu skaityti, o aš čia va, teisingai ten buvo. O ne taip, kad ten aš padarau ir aš įsivaizduoju, kažką pasakiau. Reikia realizuoti. Tai va, nuo pirmo iki galo. Kiti ten užbaigiau paskui, kadangi per Kalėdas tiek visas mėnuo yra toks dvasiškesnis, o tik Kristų ten jų garbina, visi tą mėnuotas, vis tiek ateina Kalėdas, taip toliau. Tai tokia visiškai dvasiškiau, žmonės taip prieš naujus metus gerai nusiteikia, labai gerai. Tada vat, ir tą dvasinę jie domisi tada kažkaip natūraliai. Nes nuo mūsų užterštumo priklauso mūsų sąmonė, ko mes norim. Jeigu mes truputį tik apsivalom, arba žmogus kitas apsivalo, jam ateina iš kito geresnės mintis. Tai jau sako, apie ką galvoji, ten reisi. Jeigu mes susiliečiam su materialiais dalykais, iš automatiškai, atsiminimai visokie, mes gaunam tą sąmonę ir mes ten, nuotykiai mūsų ten visokie, praeities nuotykis iškyla iš karto, toj sąmonėje. Tai labai svarbu rytą mantrą sukartuoti, ne praktiškai. Rytą mantrą arba susiliesti. Kai palygina, kad su Dievu susiliesti, tai tas pats ar per paramparą, arba jeigu jau tiesiogiai kas galės, tai sako, kaip saulė, paimkit šlapumą, imti, palaikykit prieš saulę ir pradės kristalizuotis. Tai praktiškai pradės krist. Ir tas šlapumas virš gėlų vandenį viršų. Tai va, tokia mūsų prosąmonės procesas, kad šviestų mums saulė. O kokia saulė? Na, va, Krišna arba duoda mums per Prabhupadą eina. Negalim meilės gauti iš to, kuris neturi meilės. Tame problema yra. Tik parampara gali duoti meilę. Tai yra fonda čerė, Prabhupada gali duoti meilę. Jis turi. Ir turi Bhaktisiddhanta, turi Gaura Kishora, pavyzdžiui, Bhakti Vinoda, Šeši Gosvami, visi jie buvo dvasinio pasaulio atstovai. Tai mums reikia sekti jais, su jais kontaktuoti. Kai būna
Kodėl tų švenčių daug yra? Labai gerai, būna vakarių noda, baktis ir dar. Su juo, su kiekvienu mes iš karto kontaktas tą dieną. O čia visas mėnuo kontaktas. Kai sugalvosim ką nors, atidarom. Hare Krishna, tada kas nors. Gal galėtumėt paaiškinti sentimentalų santykį, kaip čia yra, kas įeina į tą dalyką? Nu, matai, sentimentalus, bandžiau, yra daug visokių ryšių. Todėl jogų įvairių. Taip, aš per darbo rezultato aukojimą arba savo darbą, kaip sakant, aukoji. Galėsim bet čia motyvai kokie mano yra, kažin aš siekiu, bet aš nesiekiu ir duos nepasivalyk. Yra, daleiskim, žnena joga, jis žinių siekia apie Dievą ir taip toliau, bet jis joga, todėl tai apie Dievą, tai joga. Bet pas jį motyvas yra koks motyvas? Tai grįžtas į pataisinį pasaulį, bet motyvas žinių gauti, kas kaip atrodo ten tas dvasinis pasaulis, jis jam įdomu, reiškia, motyvai dar nėra švarus. Tai, o mūsų bhakti joga aš negaliu gauti iš nieko, ne? Bhakti tai aš turiu atlikti procesą kažkokį, tai man procesą parampara duoda, tai Prabhupada kai davė mums parampara. Kartuot mantrą, ryte padaryti programėlę ir man visą dieną jau tą dvasinę bus. Jeigu aš nieko nepadarau ryte, tai aš neturėjau kontaktą, aš neturėjau, reiškia, susilietimo. Nu. Ir man tą dieną paklankė mano sąmonė, kažkokiai, neaišku, kokiais suomiais. Todėl aš galiu fanatiškai, kaip sakoma, arba sentimentaliai priimti procesą ir savo filosofuoti, kažin ką daryti, kaip aš įsigalvoju. Todėl Prabhupada sako, didžiausia skėzė yra paklausyti paramparos ir padaryti, ką rekomenduoja. O mes iš karto įkišam savo. Arba fanatiškai. Fanatiškai tai kažką savo įsikalu, kad tas svarbiau, o tas nelabai svarbu. Kodėl? Todėl, kad aš nenoriu ten. Man reikia nusitenka ir nusilenkti. Bet ne aš. Arba sentimentaliai tai kažkai užplaukia man. Kažkoks ten aš jaučiu, ten Krišna, ten laksto. Taip, kažkaip. O čia paprasčiausiai, sako, reikia natūraliai gyventi ir priimti ir pabandyti. Nu, kaip su žmogum susipažįsti. Kai gali fanatiškai galvoja, koks jis ten geras, ne praktiškai, bet kaip susipažįsti, žinosi, ar jis geras ar negeras. Ir sako, man nebūk fanatikas, nebūk sentimentalistas, kokį sentimentą apie tai, bet būk paprasčiausiai sek procesu, bhakti procesu. Tai Čaitanija rodė mums prieš 500 metų. Ir dabar mūsų tą parampara eina Čaitanijos parampara, rodo tą patį viską, kad darykit, reiškia, taip, žingsnis po žingsnio, kaip ir sulygina, kad yra, kaip vikšras nuo vieno lapo perlipa ant kito. Mums reikia perlipti į dvasinį pasaulį. Tai iš pradžių, tai ne, tas vikšras, tai iš pradžių, tai ką jis daro, jis užsikabina šiek tiek ir bando ten užsikabinti. Jis bando ten, biškai jis ten su savo tais kojytėm, jis ten biškai pasislenka ir kada jau įsitvirtina ten, tada jis persikelia. Tai va, tai todėl čia jokių ten sentimentai, arba fanatiškai, ar kaip sakant, čia nepadės, čia mums reikia procesą dalyvauti, kiekvienam asmeniškai. Ir tas, vat, rytinės programos labai svarbu, juk mes galime mintys atlikti, galime, kaip sakant, gamtoje ar ten namie, eina kalba, jeigu aš atlieku, tai aš tą sąmonę, jau aš susiliečiu su aukštesnė sąmonė. Ir man visą dieną visai kitokia, nes pas mumis yra įvairių patyrimų, įvairių būdų. Tai yra dorybė, yra neišmanimų, aistruose visokios. Jeigu aš ten nesusiliečiu su aukštesniais, tai man visą dieną gaunasi tokie žemesniai. Tie įvykiai visokie karminiai ateina tuos sluoksnių. O jeigu aš susiliečiu su aukštesniais, man ateina aukštesni dalykai. Ir man tą dieną ir laisvesnė, visi pajuntam iš karto. Kad tą dieną kažkaip žiūri, kad ten padeda. Neveltui sako, pirmas yra, jeigu mes pradedam dvasiškiau gyventi, pirmas, kas atsiranda, tūlas lapelė, tu iš karto skleidžiasi. Atsiranda, viskas palengvėja iš karto. Ir viskas palanku tampa. Tai rodo, kad teisingai eini. Ir čia pirmi žingsniai iš karto. Todėl sakoma, kad tą discipliną reikia pagal paramarą, kaip siūlau, ne kaip aš galvoju. Aš galvos, ne, man aš nenoriu ten. Maistu neturiu laikę savęs pasiūlyti, ten visokių variantai neplačiai. Tai nieks neverčia, bet jeigu tu prieisi, kiekvienas prieina prie to, kad geriau pasiūlyti, neplačiai. Tada žiūri, rezultatas yra, atsiranda ryžtas toliau daryti. Todėl sakoma, kad atkreipim dėmesį, ką siūlo mums parampara, nes jie mums siūlo viskas, kas mums eitų į naudą. O paskui mes galim grupuotis pagal savo užterštumo lygį.
Sakys, nereikia, kaip anksčiau buvo, vieni skaito širdininkai, kiti, reiškia, fanatikai. Tai širdininkai tai dainuoja sentimentaliai. Nu, ten, o tie fanatikai tik tai taip ir viso gero. Bet nereikia nei fanatikų būti, nei sentimentalius. Paprasčiausiai procesus sekti. O sunku sekti. Todėl, kad man visai, man reikia kažką padaryti taip, kaip man sako, o aš noriu daryti, kaip aš noriu. Tai prasideda tas ego. Tai va, jeigu aš suprantu, kad tai irgi nepergyvenu, aš nenoriu dabar, man nieks neverčia. Bet aš suprantu, jeigu aš padarysiu, man geriau bus, po kiek laiko aš įsitikinu, kad man vis geriau padaryti tą, neigu taip visą laiką ten vargti. Nes ten padarai, žinai, visą dieną sugadinta ir taip. Arba sako dabar, reiškia, kartuokit šventus vardus ir tą gytą irgi mes dabar skaitom, tai kartuojimas tai yra. Apie Krišną mes čia kalbam, čia jau mantros irgi čia yra dvasinės. Tai va, sako, ryte paskaitykit. Kodėl? Sąmonė paruošti visą kitą iš karto. Visą dieną kitokia. Tai va, tai o kai padarau, paskui įsitikinu, paskui vėl užmirštu, ir vėl įsitikinu, ir vėl užmirštu. Taip sako, žingsnis po žingsnį ir eina, visai gerai. O dabar tas mėnuo, tai mes susiliešėm su Krišna per Prabhupadą. Ir jeigu padarysim tą, ką jis mums rekomenduoja, tai va, bet ką, kur čia yra daug jų rekomendacijų. Tai, bet aukščiausias yra Sankirtina, todėl taip ir yra nenuvadinamas Sankirtinas. Mes iš karto pajusim, nes vyksta sąmonės valymas, visokių visuomenės, labai daug knygų išplatinimo ir visokių įvykių vyksta. Ne. Tai va. O mes, kai sako, kaip nagrinėja tą mantros veikimą, iš pradžių judėjimą buvo, saugumas nagrinėja ir laboratorijas įkūrė, kaip veikia mantra. Reiškia, pas mus du puslapiai yra. Vienas loginis, vienas intuitinis, tai moteriška ir vyriška. Moteriška ir vyriška. Tai yra būstas, atsičirdininkai ir fanatikai. Tai va, taip mes turėjom kažkokį tai balansą, kažkokiam tai iškreiptam judam mišiny. Štai pat, visokių variantų yra. Vyriškesnis, moteriškesnis, ne praktiškai, netitinka tie pusiausvyrą. Ir tai paliekam, mes tik tai galim dirbtinai, o kiek buvo, kiti bandė, kokie psichologai sudarė lentelės ten, tokie matažiai buvo Vilniuje. Tai sudarė, parinkdavo ten poras, kai jie bendrautų, kai jie rastų savo tokią atsvarą kažkokią. Bet išeina taip, kad tas žmogelis ar ta moteriškė kokią kitą dieną, kažin susinarvavusi, ar kas nors įvyko ir netitinka vėl. Jaunas toks vargas baisus. Tai va, o čia sakoma, kad kartuojant mantrą tie abudu pusrutuliai balansuojasi. Ta prasme, ir tas, kuris neturėjo intuicijos, jis įgauna intuiciją. Tas, kurie logikos neturėjo, kuris turi didelį intuiciją, logikos nepasinėra, tai jam atsistato šitas. Todėl čia moksliškai įrodyta, ir čia kaip tik Bachtas vadovavo, Surya Das. Surya tai Dievas šitas pusdievis, tai yra energijos, jis energetikas buvo mokslininkas, tai va, Maskvoje. Konkrečiai, paskui saugumas jį uždarė ir taip jis dingo kažkur. Bet jis laboratoriją buvo įkūręs, paskui tą laboratoriją uždarė, padarė slaptą. Tai va, tai nagrinėjo visas tas mantras, kas čia vyksta, Amerikoje ten ir skaitė, kad čia smegenų plovimas. Ir paskui čia jau pas mus, kai pradėjo kartuoti mantrą, tai poliauk. Tai va čia faktas yra, kad moksliškai įrodyta, kad irgi reiškia balansuoja viską. Mums nereikia specialiai ten galvoti, kad įgauti kažkokias savybės. Jis sako, manau, tai giesmėj, Krišna sako apie tai, kad tas, kuris atlieka meilės tarnybą Dievui, nu tai va, bhaktį atlieka, įgauna visas pusdievių savybės. Tai yra pusdievių savybės, tai yra, kas yra visos pačios geriausios savybės. O tas, kuris tai nedaro, jis sklando proto lygyje, proto. Ir tampa materialios energijos spindesio auka. Matot, materialinė energija sukuria mums tokius irgi džiaugsmus, kažin kokius ten gėriai, kažin kokie, bet čia mes, kaip sakant, laikini dalykai. Ir jie yra materialūs, nedvasiniai. Tai va tokie dalykai. Tai labai svarbu, mantra, sankirtana, jagaki. Reikia išmedar kokiam mintis kilo. O kuo skiriasi bhakti joga nuo Krišnos sąmonės?
Bhakti yoga yra Šrimad Bhagavad Gita ir Hare Krishna mantra. Tai Dievo vardai apie Dievą ir Dievas ką kalba. Tai yra bhakti. O Krishna sąmonė mes jau, sako, darom ką nors dėl Dievo. Jau mes. Tai tu jau sako, Prabhupada ir sako, kad bhakti yoga labai tinka su Krishna sąmonė. Jis čia pasakoja Dievas apie save, paskui pasakoja, kaip jis veikia, kaip susitinka su visokie variantai, o paskui mes jau pradedam taip daryti, tai čia Krishna sąmonė. Ir ta Krishna sąmonė, sako, mūsų ir yra judėjimas Krishna sąmonė, reiškia, mes dėl Dievo kažką pradedam daryti ir jį virsta į budgi jogą. Tai yra budgi su intelektu pradedam žiūrėti, ar aš dėl Krishna darau, dėl savęs, ne, taip toliau. Čia yra budgi joga. Intelektas budgi, aš jau kontroliuoju. Ir tą budgi aš gaunu patyrimą iš Dievo ir aš virsta į bhaktį, aš pradedu, natūraliai pradedu tarnauti. Dabar aš negaliu pasakyti, kad tarnauju, nepradžiu. Tai tas procesas valymo ir reikalingas. O paskui, kai jis apsivalo sielą, kaip sakant, dvasinį kūną savo atskleidžia, nebėra problemos, jau bendrauja vienas prie vieno, tada vien bhakti. Jau sako, kad bhakti yra iš pradžių sadgana bhakti, pagal reguliuojančius principus, pagal parampos rekomendacijos, paskui eina virsta į bhavą, pradedam jausti kaip Dievą, pradedam tos atsakus gauti ir jį virsta paskui į premą. Tada žmogus jau pradeda gyventi Dievo sąmonėje, dėl Dievo daryti viską. O mes dabar, jeigu darom motyvą, tai turim, taip. Tame etape tai yra. Tada mes tik tai žiūrim, ar teisingai darom, žiūrim, kaip rekomenduoja mums parampara, kaip Krishna rekomendavo, taip darom ir gaunam, taip kylam iš karto ir kėpam taip. Tai va, Krishna sąmonė tai yra bhakti yoga. Tai yra Krishna sąmonė tai įeina. Tai yra karma yoga, o karma yoga iš dviejų dalykų - sakama ir niškama. Sakama tai yra, kada mes ką nors darom dėl Dievo. Mes pripažįstam Dievą, bet mes nieko jam nedarom faktiškai. Bet pripažįstam. Bet visus rezultatus savo darbo, viskas savo darbą mėlim. Jam niekas, tik tai sakom, na Dievas yra viso gero. Bet niškama jau intelektas susijungia. Tada aš jau galvoju, dėl savęs darau, visą laiką dėl savęs čia kažką darau. Kažką reikia ten duoti, ne? Tada žiūri, duodi, aha, atsakas yra, kad man geriau. Jeigu nebūtų geriau, nieks nedarytų. Prasideda tas jau būdgi, tai su intelektu paskui žiūri geriau padaryti. Kai kitaip sako, jeigu aš neaukosiu, nieks neteis ir pas mane niekas. Reiškia, tai savo, kaip sako, reikia daryti kažką duoti. Tas, kai pradeda duoti, žiūri, kad mūsų paskirtis yra duoti, o neimti. Ir duoti visuomeniai, duoti šeimai, duoti, viską duoti reikia. Čia bhakti atsiranda iš karto. Taip tai bus. Dėl rezultato darbo, ar dėl savo, kad man patinka toks darbas. Darau, taip? Todėl, sako, sunkiausia yra atsisakyti savo darbo to. Lengviau yra atsisakyti rezultatų iš pradžių, o paskui eina atsisakyti savo. Tada ką bedarytum vis tiek. Žinai, kad ten ne savo darai. Nėra prisirišimo, nėra kaip pergyvenimo. Džiaugsimės visą laiką širdį. O dabar mes prisirišę prie darbo rezultatų. Vargstam. Tai va, todėl sako, bhakti labai tinka su Krishna sąmonė. O ta Krishna sąmonė paskui virsta į bhakti, ne kartiškai. Kadangi mes pradedam dėl Dievo kažką daryti. Taip įsivalom ir pradedam suprasti, kad nepatogu. Taip mums atrodo viskas tvarkoja. Kaip sakė, brangus tėveliai, brangus mamytė, dokumenta. Tai aš irgi Dievą pripažįstu, brangus aukščiausias, dokumenta, ne? Taip ir prašo. Tai čia nieko faktų nėra. Bet po kiek laiko tas vaikas paauga, jis supranta ir viskas tvarkoja. Dar kokias mintis kyla. Ar į procesą įsigilinsim? Procesą, ne? Tai aš man Bhagavad Gita ki. Jai. Šrila Prabhupada ki jai. Samavita Bhakta Vrinda ki jai. Jai.